skausmo kūnas, džiaugsmo kūnas. Esybės pasaulis, aš esu susijęs su viskuo, kas vyksta. Vadinasi, mano gyvenime nieko nevyksta atsitiktinai, visą tai susijęs su manim. Aš esu atskiras. Dėl to šitas žmogus su manim nesusijęs, reikia jį išmesti iš mano gyvenimo. Jis vėl grįžo, vėl išmest. Ir bandom išmest, bet neišeina išmest. Nu tada būk, bet aš su tavim kovosiu. Aš esu atskiras. Pasaulis saugi vieta gyventi. Taip tu jautiesi. Jeigu tu jautiesi, kad pasaulis saugi vieta, kokias emocijas jūs patiriat? Vat jūs nueinate į kokį nors spa centrą. Jaučiat, kad va ten, kol jūs būsit spa centre, saugi vieta. Jūs natūraliai jaučiatės atsipalaidavę. Sutinkat? Jūs natūraliai palysit. Važiuokit, jūs nueinat kokį nors nusikalstamo pasaulio spa. Ten yra bet kas gali vykti. Jo, bet jūs galite jaustis saugiai, bet jeigu jūs ateinate, jums tai netrodo kaip nusikalstama vieta, bet jūs taip galvojat. Pavyzdžiui, jūs užeinat, sakot, aš žinau, čia visi niekšai, tik pinigus lūpa, masažas 60 eurų nieko ten nedaro, tik pasinaudoja, taip aš neičiau, jeigu man nebūtų padovanoję, atsigula žmogus, jums padovanojat jūs jam ten bilietą, jo, į tą rojų. Guli ir galvoja, nu va, aš suprantu, gerai, kad aš neperku to, nes tikrai jokios naudos iš to nėra, veltui praleistas laikas ir taip toliau. Padėti galima žmogų kur nors? Neįmanoma. Bet ne visi, suprantat, jūsų pasąmonė taip galvoja. Suprantat, kai kurie žmonės sako, ne, aš taip negalvoju. Galvoja. Pavyzdžiui, kuo žmogus, maždaug, ką reiškia VIP klientai. VIP klientai tai yra, vat, kaip mūsų mokykloje arba mums pasako pasakas apie princesės. Ten daug čiužinių ir ten vat, žirnelis. Bet jisai guli ir jaučia žirnelį. Dėl to, kad būtent žirnelis jį skaudina. Dėl to, kad vis tiek nesaugi vieta. Tu už viską neužmokėjai ir nesigavo. Suprantat, čia tas pats protas, nesvarbu, kokiam sėkmingumo lygiai jūs randatės. Iš principo pati sistema savęs atskirtumo jausmo, jinai kūrė tokias emocijas, ką jūs bedarytumėte. Taip, kartais jūs galite papulti tokią vietą, kur vat, viskas jūs aptarnavo. Bet po to vėl jūs išeinate iš tos vietos ir kažkur tai vėl atsiranda niekšai, kurie netarnauja. Nes nesaugi vieta, visada įsitempęs. Kad išgyventi reikia kooperuotis. Plaučiai su kepenim draugauja. Kad išgyventi reikia kovoti. Dėl santykių reikia kovoti, sutinkat? Dėl darbo reikia kovoti, dėl visko kovoti reikia. Ar įmanoma visiškai savo gyvenime išspręsti bet kokią, ta prasme, programą savį, kad bet kokią aplinkybę niekada neįjungti neigiamų emocijų? Negalima, dėl to, kad neigiamos emocijos, ačiū Dievui, mums padeda. Jos negali, neigiamos emocijos neturi pranykti. Suprantat? Bet čia dar labai svarbus dalykas. Aš prieš tai šnekėjau kitam seminarė, bet visa esmė yra tokia, kad skausmas, fizinis, emocinis ir dvasinis yra sveikas. Jeigu mes neturėtume fizinio skausmo, mes būtum neišgyvenę, sutinkat? Mes būtum ten įkišę rankas neaišku kur, važiavę taip, kaip nereikia važiuoti ir būtum nukrytę ir nusisukę galvą ir taip toliau. Ačiū Dievui yra skausmas. Emocinis skausmas irgi rodo, kad mes kažkur ne ten, ne tą darome. Stabdis, jis duoda signalą, bet mes skausmą paverčiam kančia. Kai jūs pradedat galvoti apie tą skausmą, pavyzdžiui, jūs ten nusibrozdinot. Ir dabar visada, kada lipat ant dviračių, visada galvoja, bijo dviračių, nekenčia dviračių. Jūsų draugai važinėja su dviračiais, jūs draugų nekenčia. Bet visas tas mąstymas iš paprasto skausmo sukuria kančią. Vat kančią galima panaikinti. Nes kančia nereikalinga. Tai galasi taip, kad skausmą išgyventi, bet jis neturi paralyžiuoti. Būtent. Jūs turite gauti iš skausmo žinutę. Jeigu skauda, vadinasi kažkas nefunkcionuoja kūne, jeigu fizinis. Emocionaliai, vadinasi kažkur psichika jūsų nėra integruota. Kažkokia psichologinė problema yra, jeigu jūs jaučia depresiją, liūdesį užsilaikantį. Jeigu pas jūs yra dvasinis skausmas, žinot, širdies skausmas, vadinasi, jūs ne tą vagą einat, jūs kažkur ne ten, ne pagal savo pašaukimą.
Jeigu jūs nejaustumėte tokio širdies skausmo dvasinio, tai jūs bilę ką darytumėte ir nerastumėte savęs. O jeigu pyktis susilaiko, tai lygiai taip pat. Vadinasi, jeigu pyktis užsilaiko, tai jis yra įsižeidimas. Suprantate, jeigu jūs nuimsite, bet ko skiriasi pyktis nuo įsižeidimų? Bet pyktis yra sveika būsena, mobilizuoja. Užpykot ir galite eit kovoti. O kada jūs užpykstate ir ieškote kaltų ir randate kaltus, tada tas pyktis kuo pavirsta? Įsižeidimu. O kas yra įsižeidimas? Manipuliacija. Tai reiškia, tada jūs pradedat rodyti įsižeidimą žmogui tam, kad sukelti kaltės jausmą ir sumanipuliuoti ir priversti jį elgtis taip, kaip tau atrodo, kad teisinga yra, kad tau būtų gerai. Vadinasi, jūs galite atsisakyti įsižeidimo, bet pyktis nepranyks. Jūs, dar labai svarbu, o ką daryti su kaltės jausmu? Kaltės jausmas nepadeda pasikeisti. Bet jeigu kaltės jausmas pavirsta atgailavimo jausmu, suprantate, kas skirtumą? Vat yra kaltės jausmas, jisai paralyžuoja. Atgailavimo jausmas, jisai padeda jums pasikeisti. Išlaisvina. Jūs giliai suvokėt, kad jūs neteisingai pasielgėt, nes jūs įskaudinat žmonės, įskaudinat save ir jūs tikrai nuoširdžiai nenorit to daryti. Tai nekaltės jausmas, tai yra atgailavimo jausmas. Jisai labai reikalingas, bet atgailavimo jausmo žmonės nesikeičia. Dėl to netgi krikščionybė, kada ten aš kaltas, ten turime omeny atgailavimo jausmus, nekaltės. Mano, kuklių supratimų. Dėl to mes pakeičiam emocijas, tos kančias, visą skausmą, priimam ir mokam su juo dirbti. Bet mes kančių atsisakom. Atsisakom kančių. Mes nustojame galvoti apie žmonės blogai dėl to, kad kokia prasme, tai kelia tik kančią. Tai jeigu mes šitą pakeičiam tą emociją ir kaltės jausmą pakeičiam į atgailavimą, tai kaip pakeisti pyktį į ką? O pyktį į ką pakeisti, o kam keisti? Tiesiog mobilizuotis tuo momentu ir kažką nuveikti. Taip. Aš dar apie tai pasakosiu kitam seminare, vadinamą emocijų jogą, kad galima kaip su tuo dirbti, bet pati idėja yra tai, kad pyktis evoliuciškai yra labai reikalingas. Dėl to, kad kada mes užpykdavom, mama užpyko ant kažko tai ir apgynė savo vaiką. Vyrai užpyko ant kažko, kas peržengė tavo teritoriją ir apgynė. Ten korektiškai veikiantis pyktis, jisai padeda pamatyti, kad kažkokias tavo ribas pažeidė. Suprantat, ribų pažeidimas ar psichologinių, ar fizinių, ar netgi intelektualinių sukelia pyktį, mobilizaciją apginti savo ribas. Tai yra labai sveikas psichologiškai dalykas apginti savo ribas, bet nebūtina kartais duoti galvą žmonėms. Arba priversti juos jaustis kaltais. Galima pasakyti, atsiprašau, tavo elgsena, tokia elgsena, tono, pakeltas tonas, jis verčia mane jaustis labai blogai. Jeigu tu toliau tai darysi, aš visada jausiuosi blogai. Ilgainiui aš negalėsiu su tavim gyventi. Dėl to aš labai prašau, jeigu tu gali, nekelti tono. Tu negali, aišku, iš tuo momentu, kai pyktį jauti, to padaryti, bet kada pyktį jauti, tu gali pagauti, o kokias ribas peržengi. Po to pyktis, jeigu natūralus pyktis, natūralus išgąstis, natūralus, bet kas, jisai turi pakilimą ir nusileidimą. Kada jis nusileis, tada ateisi tam žmogui ir ramiai papasakosi. Tavo tokia tai elgsena primena mano tėtį, tėtis ant manęs visada rėkdavo ir aš labai bjauriai jaučiausi ir aš nenoriu taip jausti su tavim. Aš tave myliu, noriu nuostabių santykių. Ar tu galėtum to nedaryti? Čia ribų apgynimas, suprantat? Jeigu nebūtų pykčių, būtumėt nepagavę savo ribų. Tai labai naudinga. Bet va tai, ką aš pasakoju, čia jau yra pavyzdys, kaip veikia abidvi dalys vienu metu, matot? Mūsų technologija jūs turit paauginti esybę. Tam reikia gauti daug teigiamų, kokybiškų išgyvenimų, džiaugsmo. Jūsų džiaugsmo kūnas turi paaugti pagal amžių. Tai reiškia, jūs turite tiek išgyventi išgyvenimų, kad jisai paaugęs gali paveikti asmenybę. Ir tada jūs galėsite taip elgtis, natūraliai. Taigi, mes dar turim suprasti, kokius pasaulius mes turime pakeisti. Vadinasi, matot, aš esu trūkume, aš turiu trūkume. Čia yra vien tik tai, kad jūs jaučiatės atskirtas, iš karto trūkumas atsiranda. Kai tik jūs jaučiatės susijęs, iš karto jaučiatės pilnatvėje. Kai tik tai santykiuose jums atrodo, kad trūksta meilės, tai tik dėl to, kad pas jūs ryšys pranyko.
kai tik atsiranda ryšys, ne meilė. Meilė atsiranda. Dėl to reikia ieškoti ne meilės, o ryšio. Iš ryšio gimsta meilė. Ir praktinis pritaikymas, tas pats, pavyzdžiui, visų trūkumas, jeigu imti politinį ir ekonominį pusę, jeigu, pavyzdžiui, teoriją Maltose pritaikyti, tai viskas, visiems visko neužtenka ir įtakoja, kad visi dėl viskų kavoja ir tam tik į save traukia, o kaip peržiūri būtent iš kitos pozicijos pradedi žiūrėti, tai su visais dalintis paaiškėja žymiai naudingiau. Taip, bet čia yra vėlgi, kolektyvinė sąmonė turi paaugti. Mes negalim prašokti, suprantate, prisimint, Sokrato laikai ir Lietuvos baltų gentys. Viskas ateina savo laiku, bet nuo ko mes turim pradėti? Vadinasi, jūs turite savo rankų, iš tiesų rankų atstumu turi dirbti, gerinti žmoniją. Pagal, tada jie ištiesia rankas ir jie pasiekė daugiau. Po to tie ištiesia, dar ištiesia, va taip viskas vyksta. Taip sutinku, tai užtruks. Bet ir efektyvu ir tai smagu, nes jūs jau pas save padarėt viskas. Aš, pavyzdžiui, gyvenu Lietuvoje, kurioje nėra depresijos, kurioje nėra pandemijos, kurioje nėra nelaimingų žmonių. Aplinkui mane tik džiaugsmingi, faini, augantys, tobulėjantys žmonės. Aš taip gyvenu, man visi daug. Aš žinau, kad ten yra kiti žmonės, jie nuostabus ir taip toliau, bet mano tie žmonės, su kuriais bendrauju, yra tokie, čia mano Lietuva. Tai 160 žmonių, kiek ten pas mus mokinasi, mano Lietuva. Jų ištiestos rankos. Galima skleisti, man blogą padarė, aš kitam blogą padariau, tas dar kitam blogą padarė, o galima man gerą padarė, tada aš kitam gerą padariau, tas kitam gerą. Gėrio grandinė arba blogio grandinė. Prie ko norit prisidedat. Nes jūs ateina ir gėris, ir blogis, sutinkat, ką jūs perdodat. Taigi, trūkume pilnatvė. Jeigu jūs atsidurėt pilnatvėje, sąmonė, jūs matot, kaip tą pilnatvę sukurti savo aplinkoje. Kada jūs sukūrėte savo aplinkoje, jūs galbūt galite matyti, kaip galite padėti kitiem, bet kai mes išnekėm, jeigu jie prašo. Nes jeigu žmogus neprašo, jisai taip supras kaip kišimasi. Toliau, gera vieta yra išoriai, suprantat, mūsų asmenybė. Vadinasi, yra tas žmogus, su kuriuo bus meilė. Yra tas darbas, kur bus kūryba. Yra tas namas, kur aš pagaliau jausiuosi laisvas, komfortiškai. Yra ta šalis, kur aš pagaliau pailsėsiu. Jo, ir visą tai, kur jūs be nujudėtumėt, jūs nujudat su savo sąmonė. Ir ten vis tiek gerai, bet kažkam tai dar geriau negu jum ir tada prasideda vėl. Ne tas kambarys, su vaizdu jūra turi būti, o ne į sodą. Ir, žodžiu, suprantat. Jo, vadinasi, o ten, kaip kažkas ir sakė, jo, apie spermatozoidus. Jo, vadinasi, jeigu ieškot geriausios vietos, tai ten eilė. Prie svajonių jaunikio ten eilė. Prie geriausios vietos, kur nors, kur namą galima pasakyti, ten jau eilė. Ir jūs esat ne pirmoj vietoj. Suprantat, Lietuvoje ten eilė nedidelė, nuvažiuojate į Europą, dar didesnė. Žodžiu. Kitas dalykas, gera vieta viduje. Viduje. Jeigu jums gerai viduj, o viduj gerai gali būti tada, kada jūs esate esybiniai būsenai, bet nesmenybiniai, tada jums gerai ten, kur jūs randatės. Jums gerai, patys nuostabiausi tie žmonės, kurie su jumis šalia jūsų. Jūs būnat, jūs galite sakyti, o kaip man, jūs matytumėt mano vyrą, visai kitaip galvotumėt. Taip, bet jeigu jūs būnate džiaugsmo būsenoj, jisai arba per vidutinius neuronus persijima, arba išeina. O jeigu išeina, reikia sulaikyti. Ne, dėl to, kad gyvenimas davė, gyvenimas ir paėmė. Dėl to ilgainiui ten perturbacijos įvyksta, kad jūs džiaugsmą patirėt ir galiausiai pasilieka tie žmonės, kurie nori būti džiaugsme. Tai yra tie jūsų žmonės. Tie, kurie išėjo žmonės, ne jūsų. Jų nereikia gaudyti. Vadinasi, santykiuose, jeigu tai yra jūsų žmogus, jis bus su jumis. O jeigu ne jūsų, tai jis išeis. Dėl to net nereikia jaudintis, išeis ar neišeis. Pagaunat iš kitos logikos. Dėl to jokio nerimo. Dėl to reikia ieškoti nemylimo, ne vyro arba moters, o savo žmogaus. Reikia ieškoti ne darbo kažkokio, bet savo darbo. Ir ieškoti ne šiaip gyvenimo, o savo gyvenimo. Savo gyvenimo kelią, ką sako, pavyzdžiui, daosizmas, dao, savo kelią rasti. Hinduizme, savo dharmą, koks tavo pašaukimas,
Ką tu turi padaryti? Nu, žiūrėk, bet tai vėlgi mes kalbam savo žmogaus, tai mes vėlgi kažkokį išorinį objektą, tai pirmiausia mes savęs turim surasti. Taip, bet pirmiausia, tu randi tau gerai. Vat, pavyzdžiui, pas tave pilna meilės. Ir į tą meilę ateina žmonės, kuriem reikia meilės. Tau nereikia ieškoti savo žmogaus. Jisai randa. Tau nereikia, kad ląsteliai... Jis pasidaro savo, jau to ateini ir jauti, jam tai faina, tau, kas tau faina ir viskas. O jeigu nėra tokio žmogaus, vadinasi, jums šiuo metu jo nereikia. Nereikia. Suprantat, bet Pasitenkime savyje, kad... Taip ir viskas. Bet tai nereiškia, kad nereikia visai santykių. Reikia. Pagaunat, tai ateina savo laiku. Čia kita filosofija. Nes jeigu tu nebijai, tai ta viskas ateina savo laiku. Jeigu tu bijai, ne laiku. Per anksti, per vėlai ir taip. Gyvenimas nesirūpina manim. Aš pats turiu viską padaryti. Va tai ir yra aš pats. Dėl to kokia būsina stresas. Jeigu jūs viską turit padaryti, santykius turit padaryti, namus pastatyti, viską turit padaryti, sėkmę suorganizuoti savo. Visi pavargę, va tokie žmonės ant veido iškart matosi. Nualinti gyvenimo. Net jeigu sėkmingi, pavargę, suprantat, nes reikia vis rūpintis. O žinot, kai nesirūpini iš karto viskas. Mesijos kompleksas toks irgi. Nu taip, tai kiekvienas žmogus, nes tu viską sukontroliavai, viskas dabar gerai, bet jeigu tik atsiputėjai. Nerimas, o čia... Gyvenimas rūpinasi manim, aš turiu padaryti gerai savo dalį. Dėl to rūpinasi, kad tu padarytum savo dalį, suprantat? Viskas, o gyvenimas viską pridės. Vadinasi, čia kūryba kartu su gyvenimu. Čia aš pats kuriu, kontroliuoju. Čia tai, ką aš pasakoju, čia nėra kažkokia tai... Čia tai, ką aš pasakoju, tai yra gyvenimo būdas. Pagaunat? Ne tai, kad tikėti to reikia. Tiesiog tai akivaizdu, kad taip yra. Čia... Ego pasaulyje reikia sukurti galią. Kuo didesnė galia, tuo mažiau baimės, nes baimė pagrindinis jausmas. Nes kuo daugiau galios turiu, tuo tarsi ramiau. Pinigų, didesnis šaldytuvas, dar kažkas, tai tuo tarsi ramiau. Bet iš tiesų nėra ramiau. Bet iliuzija ramybės yra. O čia žymiai svarbiau yra turėti ne galią, o meilę. Susietumo jausmą. Pasitikėjimą savimi, gyvenimu. Ir gyvenimo tekme. Tai yra didžiausia galia. Meilės galia. Dėl to, kad kas gali nugalėti, jeigu jūs kartu su gyvenimu, su pasauliu tekat, kas gali jūs nugalėti? Kas gali pasaulį nugalėti? Kurį laiką gali nugalėti? Kurį laiką? Žinot, kaip Nyčė. Dievas numirė, pasirašė Nyčė. Nyčė numirė, pasirašė Dievas. Laikas. Kažkurį laiką Nyčė buvo teisus. Meilės būsena. Ir va tai yra kančia, nes skausmas kančia. Ir kančia, tai mes norim viską sukontroliuoti išorį, kad kančia praniktų. Bet kančia gimsta iš mąstymo netinkamo. O čia yra džiaugsmas. Džiaugsmas tai yra perteklius energijos. Džiaugsmas tai yra, būsena, aš dar apie tai pasakosiu sekančiai paskaitoj, tai yra jausmas, kada tu tekmėje su visų gyvenimu. Bet kada mes esame laimingi, mums viskas vyksta tarsi be pastangų. Jūs tekate ir viskas dėliojasi. Netgi tas, kas nereikia, išeina, tas, kas reikia, ateina. Jūs tiesiog tekate. Bet tai yra sklandumo būsena, flow būsena, bet ne ta, kurie parašyta populiarioje psichologijai, bet tai yra, nežinau kaip tai vadinti, tekėjimas kartu su gyvenimu.